Iki visi smėlės čia skraps. Pavargau, nes vienas video nepavykęs buvo, tai... Ir šiandien aš tiesiog grįžtu į Minecraftą. Ir antras epizodas buvo labai seniai nufilmuotas, tai neįkeltas. Ir atsimenate, kaip mes pasigaminom crafting table ir tiesiog užsienčentinom, tai ir tie armorai dingo, ir visi diamond tie, ką aš turiu inventoriui, viskas pradingo. Tai pat, ir aš dabar norėčiau išeiti lauką, parodyti, ką aš per kiek laiko padariau. Tai vat kaktusai užaugo, pasididinau vietų fermą, cukranendras ir kokie šiandienos planai būtų. Tai vat būtent apie ką aš čia darau, tai čia darysim kažką panašaus į avių tokią fermutę. Tai, gyvulių tiesiog auginsim gyvulius. Ir ką dar norėčiau pasidaryti, čia aišku su laiku. Tai norėčiau pasidaryti čia tokią kaip kambarėlį kažkokį, nežinau, labai graži vieta, tiesiog per kalnus praeina, čia gal kažką pasidarysiu. Dėl grošio tiesiog. Tai šiandienos tikslas iš tikrųjų yra, kaip ir minėjau, pasidaryti gyvulių fermą. Tai, manau, dabar eisime ir pasidarysim. Dabar mums reikės susirasti avių. Teko pasidaryti visus įrankius per naują ir netikau. O, kokie mielučiai. Gaila neturiu su kuo aš juos pasiimti. Aha, labai daug čia žvėrių. Gerai, daug žvėrių. Avytė, einam. Kol kas man reikėtų tik tais su avių. Nors gerai bus. Visi gyvuliai einam paskui mane. Op. Davai. Einam. Tai dabar mes paskui turėsim, aišku, ir viščiukus. Ir aišku, mums to karvės nereikės. Šitą tiesiog paskui nužudysiu. Ne, avytė, einam. Mums reikia tavęs. Aš tiesiog sėlinsiu dabar. Tai, manau, jis nėra upside. Įdomu, kaip aš tiesiog einu, tai supras kaip jis. Tai, vat, jau esame čionais. Sakai, neišminykit manęs čia nieko. Dabar šokam čia. O, kaip gerai atskradėm tos karvės. Na, štai jau turime 3 avis. Taigi. Čia labai gerai. O tą karvę aš gal matėsiu, nes man čia truputėlį maišas. Ir jos mes užkas galėčiau. Na štai. Pagrindinis šaltinis tai bus morkos. Nežinau, ne morkos, duona. Ką aš čia nusišnekau, tai aš tai nesuprantu, bet... Jo, padarėm pirmą darbą. Tai... Dabar tebelieka padailint. Tikrai man labai įdomu, mes daug medienos turime, ne. Labai nedaug turime dienos. Reikia pasimti šitą ir pasigaminti naują. Tai mes šiandien dar taip pat turime pasidaryti. Apsitversim, tiesiog apsitvarkysim. Čia maistas, dar vietų čia turiu, nors ne šitą. Pasilaikykim, su šitus pasiimkim ir sėdėkim įsikeptus. Simetam ir metam. Taip, dabar mes eisime parankiant medžią. Čia aš pats auginu šitos medžius. Tai man nebus labai sunku juos surasti. Todėl, kad pas mane jų čia pilna priaugę yra. Iš tikrųjų kažkodėl man labai greita alkis eina, ką aš nebemoku šnekėti, žinokit, žmonės. Žinau, kas man daros.
Gal aš už kadrą aptversiu visą daržą, kad, suprantat, nevaikščiotų visokiausi zombiai. Nes jau girdėt Spiderį čia kažką man bando pasakyti. Bet aišku, aš nieko nesuprantu, ką jie čia bando pasakyti, nes mes juk ne Spideriai, tai iš tikrųjų aš nesuprantu, ką aš čia nusišneku. Aš taip ir pažįstu, kad aš jau berenką šneku. Labai daug man medienos reikia. Tai dabar einam pažiūrėti, kiek mes pagaliukų šios galim. Pažiūrėkit, kiek mes medžių nukirtom ir kiek mes daug galim visko. Kiek man išeis, va, nemažai visai. Tai kiek mes užteks. Man žirklių reikia. Ir nelabai norisi mainintis, kaip darau video, tai gal už kadrą, nes matot labai mažai irono. Ai čia jau. Galvoju, visai, kad čia nais yra blokai čia. Dar nepriprantu, nežinau kaip, bet tiesiog nepriprantu dar. Kaip, kaip mano čia su sistema saveikia. Bet priprasim su laiku, tikėkimės. Ir galbūt, nežinau, nieko neprižadu, čia tiesiog aš taip galvoju, kad turbūt aš padarysiu ne, eik žemyn, eik, dėk. Ką tik netekom vienos avys. Ne, po galais nesiseka, tai man, kai nesiseka, tai nesiseka. Dabar reikėtų iš jūsų, va, oi, atsiprašau. Čia, nejudėk tu, gerai, gerai, 3, gerai. Čia dabar man reikėtų kuo greičiau eiti iš čia. Iš čia pabūkit, nebėkit niekur. Tai eikit. Pasidarom, pasnaudžiam ir eisim dirbti toliau. Tai vat. Pasitengsiu daug video padaryti šitą žaidimą. Kaip žaidžiu šitą serverą. Auga, viskas čia pas mane auga. Ir ką aš norėčiau pasidaryti, tai va. Atsiprašau. Tai aš čia gal dabar pradžiai įdėsiu. Taip va. Tenais reikia žolę visur sudėti. Nes jos nebegali atsiauginti to viso. Pačios vilnos. Na va, turėsiu suveikti, nes tiesiog užlipsiu čia, tada eisiu čionais, tiesiog išeisiu. Tai dar nenoriu, kad jis būtų labai šitas epizodas ilgas, bet nenoriu, kad jis būtų trumpas. Tad dar padarysim, kad jis nebūtų labai trumpas, padarykim dirtą, kad augtų, aišku, vilna mums. Nurankėsim biškį nuo kalno. Labai reikėtų dabar dirtą, nes kartais, nors dirtas yra kažkoks nesąmoningas blokas, tiesiog nubiškas daiktas, bet kartais dirtas labai praverčia. Kaip, pavyzdžiui, dabar. Tai vat, užteks. Tai gal mes jau leisimės. Turėčiau pataikyti.
Toks jaudulys man buvo sukilęs net. Galbūt, jeigu rasim mob spawnerį, tai bus labai gerai. Ypač jeigu skeletonus. Skeletonai yra labai gerus. Skeletonų spawneris yra. Mes dabar turime tik vieną avį. Gerai, atvėsiu iš kadro, paieškosim dar daugiau. Šis man labai maišas, gal reikėjo pirmai viską įrengti. Bet paskui tik tais. Žinau, ką aš taip dariau, bet kaip padariau, taip jau. Gerai, dabar man reikia dengti iš čia. Gerai, ta čia turėtų užaugti viskas su laiku. Labai daug šitų yra jau. Ladanukų, kaip jau vadinas. Tai šitas epizodas turbūt nebuvo labai įdomus. Ką tai čia reikia ant manęs? Žinai, kad tu mirsi, aš galingas. Aišku, padarysiu turbūt ir paušinutį, nors nelabai moku, bet bus pas laikas išmokti. Tai turbūt sekant epizodą keliausim į Netherį. Taigi, lokit. Ačiū, kad žiūrėjote smulkų. Visą laiką buvo aš Mr. Gustas, sudie.